Ir šiandieną norėčiau pradėti nuo pirmos skaidrės, kuri yra, tuo jinai turėtų pasirodyti. Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su Slibinu. Ir kovėsi Slibinas ir jo angelai. Čia iš Apreiškimų knygos 12 skyrius 7 eilutė. Gali, tarpsme, kada skaitai tą eilutę, gali atrodyti, kad visos tos problemos, kurios mes šiandien turim, jos prasidėjo kažkur tai danguje ir užvirė kova. Lyg tai gautųsi, kad, žinai, Liuciferis įsitraukė bazūką į dievangelus, Zarižai, ten iš tos pusės vėl įsitraukė Vinčesterį, ateik čia, mažutį. Ne tai buvo. Kova užvirė tokia, kad pagrindinis klausimas esam netgi ne mes. Ne mes esam tos kovos pagrindinis klausimas. Pagrindinis klausimas tos kovos yra tai, kad buvo mestas iššūkis Dievui, kad tu nesi teisingas. Kad tavo įstatymai ir tavo požiūris į laisvę, į meilę nėra teisingas. Kad galima gyventi ir be tavęs. Ta iššūkį metė Liuciferis. Ir čia mes, eikim toliau, čia mes matom Mykolas, norėčiau atkreipti būtent į tą. Ir jau Judo laiške 9 eilutėje, tai yra vienas skyrius 9 eilutėje parašyta, kai arkangelas Mykolas, besiginčydamas su velniu, veržėsi dėl Mozės kūno, jis neišdrįso mesti piktžodiško pasmerkimo, bet pasakė, tesudraudė tave Dievas. Kas buvo tas Mykolas? Kas žino? Arkangelas. Tai buvo arkangelas, bet kas buvo tas arkangelas? Kaip? Jėzus Kristus. Ir Jėzus Kristus, o kas buvo Jėzus Kristus? Tai buvo Dievas. Bet kodėl jisai atėjo kaip arkangelas? Kodėl jis neatėjo kaip Dievas, kaip Kristus? Kadangi mes neturim laiko ir jisai atėjo todėl, kad jisai yra gelbstintis ir mylintis Dievas. Jam metė iššūkį ir jis atėjo kaip angelas. Kaip jis atėjo kokiam pavidale mus gelbėti? Kaip žmogus. Ir jisai atėjo, sumaištavo jo kūriniai angelai. Ir jis atėjo kaip arkangelas, jis atėjo kaip angelas. Jis visą laiką ateina ir kalbasi su mumis ne iš Dievo pozicijos. Jis ateina kalba visą laiką su mumis, mums suprantama kalba. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia gimti iš aukštybės. Ir jisai turi mums pasiūlymą. Sako, aš noriu, kad jūs būtumėte išgelbėti. Ir yra taisyklės. Yra Biblija. Ir ten yra parašyta, kaip mes turim išsigelbėti. Yra vienintelė problema. Be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Velnias visą laiką, sako, mums bando primesti tokį variantą. Stipresnis. Kas stipresnis, tas ir muzika užsako. Dievas sako, bus ne tai. Bus gerbiamas kiekvienas. Ir kiekvienas turės džiaugsmą, ramybę, meilę, galės daryti, ką norės. Visi mes turim, nesvarbu, aš stipresnis ar silpnesnis, mes visi turėsim vienodas sąlygas. Ir yra viena problema. Dievas, kai pasakė, kokios yra taisyklės, jis viena problema. Nėra tai, kad jūs pasakė Adomui ir Ievai, jeigu jūs nuo to medžio imsit vaisių, kas atsitiks? Mirsit. Ar iš karto mirė? Ne. Ir čia yra didžiausia velnio apgaulė. Kaip mus įvilioja į tai. Man labai patiko viena istorija. Berniukai po pamokų sugalvojo išsimaudyti upelį. Išsimaudė upelį ir buvo labai fain laikas. Ir jie, daleiskim, Petriukas. Sako, Petriuk, einam su mumis išsimaudysim upelį. Gerai, tik aš turiu paklausti mamos. Jis grįžta namo, klausia mamą, aš norėčiau kitą dieną su klasiokais nueiti ir išsimaudyti upelį. Mama žinojo Petriuko galimybės ir žinojo tos upės situaciją. Sako, tai nelabai saugu yra. Aš nenorėčiau, kad tu dalyvautum tenai. Petriukas nueina kitą dieną į mokyklą ir draugai sako, varysim, turėsim gerą laiką ir mes pasimaudysim ir bus smagu. Petriukas sako, aš negaliu. Kodėl? Mama neleido. Kas? Mama, Petriuk.
Mes jau, pažiūrėk, man ūsai kalas, netgi barzda jau kai kam želia, o tu dabar sakai, mama, tu juokauji. Mes buvom jau 2 kartus, nieks nenuskendo. Ir jie nuėjo ir išsimaudė, ir viskas buvo fine, viskas geras laikas, jie grįžo namo ir mama toj rutinai net nepastebėjo, kad Petriukas truputėlį vėlavo. Kitą dieną mama sako Petriukui, Petriuk, aš prisimenu, kad tave draugai kvietė maudytis. Aš dar kartą tave įspėju. Neik ir nesimaudyk su jais. Tai yra pavojinga. Va čia ir yra didžiausias pavojus. Ar kažkas, kaip jūs įsivaizduojate tokiais momentais, kas dedasi mūsų galvose? Nes Petriukas buvo įsimaudyti. Kas atsitiko? Nieko neatsitiko. Vadinasi, ar yra pagrindo tikėti, kad mama kalba teisingai? Nėra pagrindo, nieko neatsitiko. Čia yra visuose sluoksniuose. Mano mėlyjei, nesilieskit prie tabako, alkoholio ir nesaugaus sekso. Sugriaus jūsų gyvenimą. Ir kažkas iš jūsų dabar nepaklausys. Nepaklausys. Eisit per savo skaudžią patirtį. Nepaklausysit. Nežinau kodėl, bet nepaklausysit. Man labai norėtųsi, kad jūs iš tikrųjų būtumėt ne viščiukai. Bet tą informaciją, kurią jūs išgirstat, iš tikrųjų taikytumėt. Ir tai yra iš tikrųjų saugu, gera. Ir tai yra neša džiaugsmą. Tikrą džiaugsmą. Ne tą, kurį mums bando primesti. Pasitūsink arba daužyk ten per nagus ir bus faina. Haha, pasijuoksim. Tai yra absurdas. Absurdas tai yra. Jūs kaip gerai gyventi, skaitykit Dievo žodį. Ir jūs žinosit. Dievas mums sako, aš jūs myliu ir aš noriu jūs išgelbėti. Bet dauguma galvoja, nu gerai, nu šiandien prisigėriau, nu ir nieko. Ir nenumiriau. Daug kas sėda už vairą ir galvoja, nu vot vakar važiavau ir nieko, ir nenumiriau. Kas čia tokio? Ir daug kur mes tai laužom dieną iš dienos. Ir man labai gaila, aš tą patį darau. Ir vieno, ko meldžiu Viešpatie, padėk man būti ne viščiuku. Padėk man būti iš tikrųjų tavo vaiku, kuris klauso ir seka tavo žodžiu. Toks palinkėjimas šiandieną.